Esame Babtuose, mūsų Agro ITC bandymų lauke ir dabar keliaujame iki vasarinių kviečių laukelio, iš kurio imsime kelių augalų mėginį monitoringui. Ūkininkai dažniausiai susiduria su tokiais sunkumais, kaip sunkiai atpažįstamos augalų lygos. Kas dažnai yra nepastebima, tai dirvožemio pusė, kai ūkininkai yra neišsityrę savo dirvožemių, ko pasekoje dažniausiai praranda didžiulius derlius, nepagalvoja, kad jų dirvožemiai yra nualinti. Mėginio paruošimas prasideda nuo šitų dviejų rankų. Atskiriu atskiras augalo dalis, ruošiu tolimesnį ėminį tyrimui. Mes nustatome pagrindinius 12 elementų. Nustatinėjame elementus standartizuotais metodais, kad galima būtų palyginti rezultatus, kad išvengtų klaidų ir rezultatų atsikartojamumo. Azotą nustatinėjam ir kitus elementus, tai fosforą, kalį, mikroelementus, kas yra labai svarbu vertinti elementų trūkumą arba perteklių tam tikram augimo tarpsnyje. Už tai labai svarbu turėti tokius tyrimus, kad žinotum, ko tuo momentu augalui trūksta ir ką jam galima pasiūlyti į meniu, kas užtikrina produktyvius derlius ir ekonominę naudą. Ne ką mažiau svarbus yra ir dirvožemio tyrimai. Nustatinėjame judrųjį fosforą, kalį, dirvožemio rūgštumą, dirvožemio tipą. Dirvos tipo nustatymui mes turim lazerinės difrakcijos metodą. Matavimo diapazonas yra nuo 0,02 iki 2000 mikrometrų, kas leidžia išmatuoti net nanodaleles ir suformuoja iš karto ataskaitą, kurią ūkininkas gauna modernioje prieinamo suprantamoj formų. Pakankamai greitai, kas leidžia reaguoti į situaciją čia ir dabar. Dabar vyksta augalo mineralizacija, kad galėtume nustatyti organinį azotą. Šitas tyrimas užtruks, galime išgerti kavos. Vienos laboratorijos gali atlikti analizės, pavyzdžiui, tik augalų. Kitos laboratorijos susikoncentravusios tik tai į dirvos tyrimus. Mūsų komandos laboratorija apima visumą. Ne bet kuri laboratorija turi šitas aparatas. Jisai sujungia savyje ir spektrofotometrą ir plazminę emisiją, kas leidžia vienu metu nustatyti platų spektrą elementų atomų lygmenyje. O jeigu būtų poreikis ir noras, tai mes netgi vienam mėginyje galime nustatyti visą Mendeljevo lentelę. Trumpas ICP-OS. Čia špargalkė, dar induktyviai susietos plazminės emisijos spektrofotometras. Realiai mažas aparatas turintis supergalių. Tyrimus mes ir atliekame pagal Vokiečių Žemės ūkio instituto asociacijos metodiką ir nepriklausomai nuo to, koksai laboratorija ar analitikas atlieka tyrimus, rezultatai yra objektyvūs ir super. Galime pateikti ūkininkui rekomendaciją patikslinti auginimo technologiją ir patobulinti ją. Tam reikalingas žmogus agronomas konsultantas. Sėkmė atsispindės augalų produktyvume ir galės sumažinti net augalų apsaugos produktų naudojimą. Tai reiškia, ūkininkas augins ir sieks kuo tvariau ūkininkauti. O svarbiausia nauda būtų ūkininkui, kad jis gauna didesnį derlių ir pelną, sumažindamas savo išlaidas. Žvelgiant iš ekologinės pusės, mes irgi puikiai suprantam, kad tvarus ūkininkavimas reikalauja mokslo, reikalauja tyrimų ir mes to linkme ir judam. Gal ir atrodo, kad tai yra išlaidos, bet galų gale tai padės ir sutaupyti.
Nes tai, ką tu darai ne aklai, o pasiremdamas tyrimais ir mokslu, tau turi atnešti naudą bet kokiu atveju. Tiesiog tai reikia pasitikėti.